Įsibėgėjus 21 amžiui finansinis pasaulis keičiasi. Popierinius pinigus išstumė skaitmeniniai, operacijos persikelia į elektroninę erdvę, internetiniai bankai, prekyba, tarptautiniai pavedimai, kriptovaliutos. Kol finansinė ekosistema išgyvena revoliuciją, nusikaltėliai visa galva neria į naujas erdves. Nes čia ne tik didžiuliai pinigų srautai, bet ir neaprėpiamos galimybės paslėpti įvykdytų nusikaltimų pėdsakus. Finansiniai sukčiavimai internete vienas didžiausių iššūkių šių dienų policijai. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba atliko milžinišką tyrimą, kuriame per 150 nukentėjusiųjų ir bemaž 200 ikiteisminių tyrimų susijusių su sukčiavimu, neteisėtų prisijungimu prie informacinių sistemų ir elektroninių mokėjimo priemonių klastojimu. 2021. Vienas po kito Lietuvoje pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimų elektroninėje erdvėje, kuriuose naudojamas suklastotos bankų, mokesčių inspekcijos, kitų įstaigų ir įmonių internetinės nuorodos. Tyrimus pavedama atlikti Šiaulių pareigūnams. Tuo metu nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pirmajame skyriuje dirbusius 5 IT tyrėjus lyg lavina užgriuvo daugiau kaip 100 ikiteisminių tyrimų iš visos Lietuvos. Tyrimuose pasikartojanti sukčiavimo schema. Nukentėjusieji gauna SMS žinutes apie esą užšaldytas banko sąskaitoje laikomas lėšas. Pranešime paspaudus banko puslapio nuorodą atsidaro identiškas, bet netikras banko puslapis. Suvesti prisijungimo duomenys akimirksniu nukeliauja sukčiams, kol nukentėjusysis bando prisijungti prie banko su Smart ID programėle. Neteisėtai veikiantis asmuo prisijungia prie šios asmens sąskaitų ir perveda pinigus į kitas sąskaitas – Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, kitose šalyse. Dalis lėšų vėliau dingsta kriptovaliutų platformose. Neteisėti prisijungimai vyksta iš skirtingų IP adresų, skirtingų įrenginių, naudojamasi VPN paslaugomis. Vis tik kruopštaus darbo dėka pareigūnams pavyksta nutiesti kelius iki vienos vokiškos sąskaitos. Ji priklauso Rygoje už finansinius nusikaltimus kalinčiam Latvijui. Pareigūnai pagalbos kreipiasi į Eurojustą. Sunkiai, tačiau pavyksta užmegzti ryšius su Latvijos tyrėjais. Pasidalinimas informacija itin reikšmingas. Ima ryškėti visas sukčių tinklas. Kalintis Latvis nusikalstamos schemos sumanytojas, dauguma asmenų atsakingų už pinigų išgryninimą irgi latviai. Pagrindinis technikas – jaunas kaunietis. Jis atsakingas už netikrų nuorodų kūrimą, jų išplatinimą ir pinigų pasisavinimą. Kauno centre prabangiai gyvenantis vyras niekur oficialiai nedirba. Dalis išviliotų pinigų nuolat keliauja į jo atidarytą sąskaitą kriptovaliutos Binance platformoje. Norėdami išsiaiškinti visą schemą ir sulaikyti įtariamuosius, pareigūnai turi imtis daugybės žingsnių. Šie veiksmai padeda užfiksuoti daromus nusikaltimus ir nustatyti visus įtariamuosius. Tyrimo metu nustatyta daugybė atvejų, kai sukčiai išvilioja pinigus iš Lietuvos, Latvijos ir Suomijos piliečių. Šiuo metu Suomijoje nustatyta net 300 nukentėjusiųjų. Šių metų balandį visose 3 šalyse surengta bendra operacija. Šiauliečiai pirmieji sulaikė įtariamąjį kaunietį ir davė startą kolegoms užsienyje. Iš viso pareigūnai sulaikė 8 įtariamuosius, 2 iš jų kauniečio bendrai Lietuvoje. Kaunietis sulaikytas vykdant sukčiavimus, jis pasipriešinti ar išjungti kompiuterio galimybės neturėjo. Per kratas paimta daugybė telefonų, banko kortelių, nusikalstamų veikų įrankiai ir priemonės. Į policijos sukurtą sąskaitą iš kauniečio kriptovaliutos piniginės pervesta įvairios kriptovaliutos, kurios vertė tuo metu siekia 185 000 eurų. Šie pinigai turėtų padėti atlyginti visą bendrą turtinę žalą. Visi 3 Lietuvoje sulaikyti asmenys suimti. Jiems pareikšti įtarimai dėl 377 nusikalstamų veikų įvykdymo. Didžiulės bylos apimtys. Po Europą plačiai išplitęs sukčių tinklas, gerai organizuoti ir užslaptinti nusikaltėlių veiksmai, ne visada geranoriškas ir sklandus kontaktas su kolegomis užsienyje. Tai tik dalis kliūčių, kurios nesutrukdė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnams sėkmingai išnarplioti šią sudėtingą bylą.